užkaišiot jums tos kelių. Ateikit, paaiškinkit žmonėm, kaip čia yra. Prašau. Labą dieną, mėly šiauliečiai. Iš tiesų, šiandieną tiek valstybė mūsų, tiek visa Europa, tiek ko gero visas pasaulis yra užkluptas ekonominės recesijos. Ir tapęs meru pažiūrėjau, reiškia, kokia finansinė situacija yra Šiauliuose ir radau keletą priežasčių. Pirmoji priežastis tai, kad patys gerai atsimename, kai 8 metais burbulinė ekonomika sprogo ir mūsų biudžetui valstybė nurėžė apie 30-40 milijonų litų. Mes jau buvome susitvarkę savo ugdymo įstaigas, lopšelius, darželius, kultūros įstaigas taip, kad miestui būtų tikrai malonu gyventi. Pasistatėm gražiąją areną. Arena pastatyta iš europinių pinigų, savivaldybė pridėjo nedidelę dalį pinigų, bet aišku kreditiniai pinigai ir ko gero šiandieną neįsivaizduojam gyvenimo. Mes pasistatėm tikėdami, kad gyvenimas ir toliau toks bus gražus, bulvarą gražųjį ir ko gero ne vienas iš jūsų šiandien nepasakytų, kad to bulvaro nereikia. Gyvenimas rodo, kad nestojame vietoje ir negali būti taip, kad šiandieną Šiauliai tampa niūriu, bet nesivystančių miestų. Miestai konkuruoja ir kiekvienas iš mūsų konkuruojam, kad kuo daugiau būtų darbo vietų mieste. Ir tam mes kuriame pramoninį parką, kuriame yra numatoma, kad ateis gamyklos. Dabar yra jau viena baigta statyti gamykla, 2 yra techninius projektus darosi, 4, ką tik tai pasirašėme sutartį. Šiandieną susitiksiu dar su vienu potencialiu investuotoju ir jeigu miestas nieko nedarys, mes neturėsime iš principo jokių investicijų, o to pačiu ir darbo vietų. Kitas dalykas, kad miestas traukiasi ir jūs tikriausiai girdite, kad mes sakome, kad mokyklų tinklas yra per didelis. Mokinių turėjome 23 tūkstančius, dabar turėsime 12 tūkstančių ir niekas nenori suprasti, kad mokyklų turime per daug. Ir beskaičiuodami išlaidas mes matome, kad turime labai nepateisinamų išlaidų. Mes turime gyventi ne tik taupiai, bet ir ekonomiškai optimizuoti savo visas išlaidas. Šiandieną miestui, kaip ir daugeliu kitų miestų, trūksta pinigų. Iš tikrųjų trūksta ir todėl mes rengėme taupimo programą. Gana sunkia, gana tikrą taupimo programą, kurioje nebus ne vieno patenkinto. Nepatenkintas ir meras, kuriam 25% alga turi mažėti, visiems kitiems turi mažėti algos. Galbūt savivaldybė net pradės dirbti 4 dienas per savaitę, kad išgyventumėm kitus metus. Tai yra valdininkų atlyginimai irgi nėra dideli. Jeigu jų į rankas gaunamas atlyginimas yra apie 1500, mažės 300 maždaug, gaus 1200. Jūs manau, kad tikrai nėra didelė atlyginimai. Aš neku apie eilinį valdininką, Ne, didžiausia atlyginimai yra skyrių vedėjų. Skyrių vedėjų atlyginimai yra mažinami ir bus sumažinti, bus mažesni negu Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos. Ta aš pažadu, pamatysite, kad jų bus tokie. Žmonės, nenorėkime gyventi vien tik iš minimumo, nes minimumas nieko negarantuoja apart blogo gyvenimo apskritai mieste. Miestas negali gyventi ir turėti viltį, kad mes gyvensime visi iš minimumo. Gyvendami su mintimi, kad turime gyventi iš minimumo, reiškia mes skurdiname savo miestą. Mieste nebeliks tada nei teatro, nei kultūros, nei sporto, nieko, nes žmonės nebus įgalūs nusipirkti jokio bilieto. Reiškia, pas mus neatvažiuos jokių svečių. Kitais metais mes laukiam žaidynių, tai ta FISA turi atvažiuoti apie 100 valstybių. Valstybės atvažiavusios į Lietuvą turi įsivežti gerą žinią apie mūsų miestą, o ne apie skurdukus kažkokius, kurie nieko nesugeba ir svečių pateikti. Mes turime išlaikyti savo kultūros įstaigas, turime išlaikyti savo sportininkus ir kitais metais turime pasiųsti savo olimpiečius į olimpiadą. Paklausčiau jūsų, ar jūs labiau sergate per televiziją žiūrėdami kenietį bėgantį ar Lietuvos bėgikę Drazdauskaitę? Rasa, už kurią daugiau sirgsite?
Ir ko gero jūs sirgsite už tai, kad Razauskaitė Rasa bėgtų olimpiadoje ir didžiuotumėtėse, kad esate lietuviai. Ką tik tai girdėjau kalbą. Mes norime būti lietuviai. Tai būkime jais. Norėkime, kad mes išugdytume geriausius sportininkus, kad jie atstovautų Šiaulius, Lietuvą ir garsintų mūsų vardą. Ačiū.